Sveiki visi, nors žadėjau, kad nedėsiu liktai video, bet kažkaip šiandien įsinorėjau. Šiandien yra šeštadienis, rugsėjo 27 diena, Nornos, Odinas taip pat, kurie suteikia žinias ir kurie turi iš praeities, dabarties, ateities. Suteikia informaciją. Šiandien paimsiu šitą kaladę. Čia yra 33 rūnos kortos su anglosaksiškomis rūnomis. Žiūrėsim, kaip gausis. O variaciją šiandien pasiimsiu tokias. Bendras energijų būvis, sakykime, bendrai spaliui, bendrai Lietuvoje. Paskui galėsiu kiekvienam padėlioti, kurie žiūrėsit. Taigi, koks būvis energijų, ties kuria vieta Lietuvai. Spaliui. Trauksiu vieną kortą. Lietuvai spaliui energijos. Gal ir matosi, man atrodo, taip. Penktas lygis. Žydra, kalbėk. Na tai iš tikrųjų Lietuvoje kalbų čia išeina bendravimas. Tai penktas lygis. Sąmonės tai yra bendravimas, kalbėjimas, rašymas, informacija. Tai jau spalio mėnesį Lietuvoje čia tiek vyks tų kalbų, rėkavimų, kovojimų žodžiais. Tai va toks ir lygmuo. O jeigu taip kiekvienam, aišku, žmogui asmeniškai, jeigu rezonuos, nes čia bendras yra mano šiandien dėlionių tipas, taip kad ne su visais rezonuosis. Kam reikės, aišku, visada kreipkitės diagnostikai ar analizai. Tai vat 5 lygis. Lietuva jau kalbės, darys informaciškai kažkokius reveransus, kadangi yra daug nesutarimų žodinių, tai tiesiog ir spalio mėnesį visokie mitingai, tai ir žodinių nutarimų, ir apsižodžiavimo, visko bus. Taip kad tokia. Gerai, dabar dar pažiūrėsim. Kelsiu 2 variantus. Jūs pasirinkite, bus 2 variantai. Spalio mėnesį kokia jūsų energija bendrai bus. 2 variantai. 1 arba 2 skaičių išsirinkite, apie nieką negalvokit. Aš tiesiog padėsiu. Nekreipkite dėmesio, kad čia pas mane traška, čia pas mane kūrenasi ugnis. Tiesiog yra židinys, tai kūrenas. Taigi, 1 variantas, kas ima, ir 2 variantas, kas ima. Kokios energijos spaliui jums šiandien. Taip, kas 1 variantą įmė. Spalyje 7 lygis, aišku, pats aukščiausias, violetinė. Tai labai aukštas energijų lygis. Čia jau dvasiniai dalykai, žinok. Žinok, tai ne tai, kad informacija daugiau žemiška, bet tokia intuityviai mistiška informacija. Tiesiog, jeigu ženklų kokių bus mistinių ar sutapimų ar ką, tai žinok, kad tai iš kažkur ateina ir kažką jums sako. Tai va, tokia bus. 2 variantas spalio mėnesį. 2 lygis. Oranžinė. Na, čia jau yra, jau čia yra pagal energetinius kūnus, tai 2 eterinis kūnas. Čia jau yra daugiau tokie emociniai
susiję su jausmais, susiję su kūniškais dalykais, daugiau tokie bus, kurie daugiau su žeme susiję, žemiški dalykai per jausmus. Tai faktiškai labai dvi skirtingos variacijos, vieni kils labai aukštai ir nagrinėsis dvasiškai, kaip ten viskas susisuka, o čia reiškia daugiau jausminių pagrindų. Bet tai čia taip, tokie du variantai. Šiam kartui užteks. Dabar ką aš dar turiu? Taip, kaip ir sakiau, dabar su runomis. Paskui gal alchemiją paimsime. O gal pirmą alchemiją paimti, paskui jau gali su runomis iš tikrųjų. Gerai, alchemija. Čia yra labai nedaug, yra čia 5 kortos. Jūs sugalvokite norą arba kažko įgyvendinimą, ką jūs norite įgyvendinti, ką sumastėte arba padarėte, bet dar nežinot, ar čia realizuoti, ar nerealizuoti, ar pavyks, ar nepavyks. Kažkoks tai reikalas, bet labai aiškus, jau turintis pradžią. Ne tai, kad fantazijose, bet jau turi pagrindą. Ar čia gali būti ar vykti, ar nevykti, irgi toks dalykas, bet labai tiksliai, kur, aiškiai, kaip visada. Irgi gerai, aš tada imsiu 2 variantus, vėlgi, pasirinkite 1 arba 2. Taip, pirmas variantas, antras variantas, jūsų noro įgyvendinimas. Pirmas, kas pirmą pasirinkote, verčiam čia alcheminis ženklas. Oi, labai geras liūtas pirmas, saulė, jėga, tobula valdymas, galia. Taip, čia jau tikrai jėga ir šviesi jėga ir galia. Visa yra noras turi jėgą, net ir valdyti situaciją galite. Taip, kad labai gerai, labai geras. Kas antrą variantą rinkosi? Antras variantas Mėnulis. Čia jau emocijomis remiamasi ties to noru. Daugiau gali būti tokios paslėptos tiesos. Kartais būna ta paslėpti tiesa, tai link iliuzijos eina. Baimės, emocijų slėpimas, o čia Hekate, Hel. Čia jau daugiau požeminės, reiškia pasąmoniai dar, gali būti, kad pasąmoniai jūs dar turit tą noro kaip apipavydalinimą, pasąmoniai dar nesat taip pasiruošusi ar pasiruošęs šitą reikalą ar norą vystyti, dar kol kas emocijomis, taigi kažko daryti ar vykdyti ar įgyvendinti dar nevertėtų ties Mėnuliu. Nes Mėnulis tai yra jau dualumas. Galima išlošti, bet galima ir labai pralošti. Tai tokie 2 atsakymai čia alchemija. Čia puikus tokie 5 kortos, bet labai aiškiai parodo atsakymą. Gerai, tai tada jau pereinam prie runų. Šį kartą bandysime su 33 kortomis. Labai seniai aš jas varčiau. Čia anglosaksiškos, jeigu iškris, tai kažkaip reiks varijuoti, nes jos šiek tiek kitaip tą reikšmę ištransliuoja. O klausimas... Gerai, tada aš dar pabandysiu. Buvo bendros energijos Lietuvai, tai ten kalbėk, tai kalbės visi, kas tik gali. O dabar bendros energijos spaliui jums. Imsiu irgi
imsiu gal net tris variantus. 3 variantus spalio mėnesiui jūsų energijos. Bendro pobūdžio gali ir nerezonuoti, aš sakau, nes čia bendras dėliojimas. Šiaip visada yra asmeninės konsultacijos. Rinkite skaičių 1, 2, 3. Kuris skaičius jums daugiau rezonuoja, tai rinkitės, aš tada dėlioju taip. 1, 2, 3. 3 variantai spalio mėnesį jums energijos. Gerai, dabar žiūrim, čia jau matysis, bet aš jums parodysiu. Taip, pirmas variantas. Čia kaip čia jums, taip gal. Taip. Raido ir Gebo negatyvi. Tai va dabar taip ištransliuojam, kad teisę į kryptį jūs turite, žodžiu, spalio mėnesį, o galbūt jūs vyksit kažkur tai, nes raido dar kelionė, kryptis kažkokia, žodžiu, judėsit kažkur tai, gal darbo prasme kažkur tai kažką rinksitės į naują kryptį ar kaip nors, dar gali būti ir dvasios proto galia, kadangi raido tai yra dar ir juridiniai reikalai, tokie daugiau darbe juridiniai reikalai. Bet šalia yra Gebo negatyvi. Tai reiškia, kad kažkas gali būti nesėkminga, jeigu vyksite ar kažką bandysite susikoreguoti sąjungoje ar bendrystėje ar kažkokiam darbe, kažkas gali neadekvačiai su jumis bendradarbiauti. Tiesiog nuostolingai gali būti, arba tiesiog jūsų nemėgti, arba jūs nemėgstate kažko tai, kas jums netiduoda tiek, kiek jūs, pavyzdžiui, įdedate. Tai va toks ir dalykas, kad jeigu kryptis bus, tai gali pasitaikyti tokia kliūtis, kaip susikalbėjime, susibendravime, tiesiog sąjunga nebus stipri. Gebo nėra labai jau neigiama tokia, kad ir jinai neigiama, tiesiog tokia būsena emocinė, mentalinė, nelabai gera, kadangi kitas žmogus šalia jūsų, kaip sąjungininkas, jisai nenorės dalintis su jumis, arba jūs nenorėsite dalintis su juo. Arba tada dar gali būti, kad galite jūs pasiimti klaidingą kryptį kaip pasiaukojimą per didelį, tai kaip vergavimą. Tiesiog, kaip ir sakau, Gebo tolygios apsikeitimo energijos. Tai yra, galit pakliūti į tokius dalykus, jeigu teisingai savo kaip proto ir dvasios galia nuspręsti, kad aš čia daug aukojusi, tai tas raido viskas gerai bus. Bet jeigu nesuvoksite, tai tiesiog bus auka arba jūs negausite, ką norite. Vat spalio mėnesiui pirmas variantas. Gerai, dabar antrą, kas pasirinko. Ir čia jau anglosaksiškoje galima versti, jinai neturi tų neigiamų. Antras variantas manas negatyvi, gal matosi, turbūt turėtų matytis jau. Manas ir taip, gali būti
bloga vidinė būsena. Savo valios, savo stiprybės vidinės neturėjimas. Galbūt nenorėjimas sociume kontaktuoti, nesinorėjimas tiesiog eiti, bendrauti, nes manas yra žmogus, kuris kontaktuoja su kitais, jis yra toks visuomeninis žmogus. Tai šiuo atveju arba jūs tiesiog nelabai norėsite reikštis kažkur, bet vienas dalykas, o antras, jūs, tos dvasinės stiprybės, savirealizacijos nebus, neturit ryžto, neturit tokio vidinio supratimo, kaip išlikti savimi stipriai ir kai tarsi ant dviejų kojų stovėti. Ir čia rodo, šiaip yra kapas pelenai. Ir karma taip pat. Čia labai, kaip pasakyti, šitas antras variantas, jeigu prijungiant anglosaksišką, tai čia, žinokite, dar gali būti tokia ir žinia, kad gali būti kažkoks žmogus gali mirti. Mirė žmogus, nes kapas ir manas negatyvę rodo mirtį. Čia aš labai tikiuosi, kad čia ne jūs mirsite, bet tiesiog gali iš aplinkos kažkur būti. Bet čia nėra tokio, kad nėra kitos runos padėtos, iš kur būtent ta mirtis ar tiesiog kažkoks negerumas. Arba gali būti kitas variantas, kad galbūt jūs lankysitės ir kapinėse, artimuosius pagerbsite. Tai tada taip, toks yra variantas antras. Žodžiu, šitas tada jau labai atitinka tą. Tiesiog taip, nebus jums jėgų, nebus tokios, tiesiog jūs juodose energijose, kaip pasakyti, požemio. Nes šitą tai čia vanduo, bet tai faktiškai potvynis dar, žodžiu, žemos energijos, žemos vibracijos. Bet tai būna taip, visada kas bloga ateina į gerą, taip kad tiesiog turėkite mintyje. Tai antras variantas, gerai. Žiūrėkime, kas trečias. Gal matosi, turbūt, nežinau. Odin, tėvas neigiama. Ir gana sudėtinga. Šitą aš esu atskirai atsidėjusi tuščia runa. Rodo, kad šiaip uždara informacija, šiaip jau galima šitą runą atmesti, kadangi nieko nesako. Čia jau stop. Jums trečiam variantui, čia stop, nors iškrito dar tėvas, kadangi aš dėjau. Tai čia jau Nornos Odinas veikia per jūs ir jau kai bus, tai bus. Jūs nieko negalėsit pakeisti. Čia karminė situacija. Jums kažkokia karminė situacija spalio mėnesiui. Jeigu prijungiant tėvas, tai galite sutikti kokį, sakykime, neteisingą vyrą, neteisingumą kažkokiuose juridiniuose reikaluose. Čia gali būti visokių dalykų. Nes tėvas yra tokia teisingumo, ryžto, pasiaukojimo. Tai gali būti, kad gali kai kas net ir išduoti, tiesiog saugotis reikia nesąžiningo vyro ar kažkokio tai vyriškos energijos, kad neteisingai jūs neteisingai su jumis elgtųsi ar pultų kažkaip. Tai čia trečias
trečias variantas, spaliai vat tokie variantai. Taip. Anglosaksų